O, pažiūrėkit, kas sėdė, atsisuk. Meškis. Užvaldžiau. Užvaldė. Viskas. Streamą kursim, nieks nepyksta žodžiu. Meškis man dabar tvarko streamo reikalus ten visokius. Tai dabar padarėm vieno žodžio pradžią ir čia tipo bus pradžios kaip ir scena, kad tipo žmonės ateis į streamą, matys dabar paveiksliuką, užleisim muziką. Ir paskui dabar tvarkysim kamerą, darysim iššokimus, kad pavyzdžiui, jeigu užprenumeruosit Luko kanalą, jūs iš karto matysite save ekrane ir tiesiog žmonėms tai patinka. Tai prasme, o, Luka išmetė čia tipo, per vaizdą, tipo, labai šaunu. Ir žmonėms tai patinka, tai beveik viską padarysiu maždaug kaip ir pas mane yra. Tai... Opa. Nes yra žmonių, kurie labiau gaudasi, aš tai čia šitam reikalė nieko, tai vien žodžiu. Buvom nuvarę iki šilo, padaviau kalonkės, dabar čia va, kimarinam ir bandom kažką čia padaryti. Tikiuosi nenusigersim iki darbo. Nes po to taip ir išmeta iš darbo. Jo. Tai vien žodžiu. Išmes iš darbo, Lukas. Išmes iš darbo, jis už ką aš tą moku. Hello visiems ir dabar aš imsiu droną ir varysiu jo tvarkyt. Mane nuveš vienas žmogus iki Akropolio, nesakysiu koks ir nerodysiu, kai važiuosiu, nes čia prasidėtų vėl karas YouTube'ai ir geriau nereikia sakyti. Dar vėliau varysim su Butomiu į Gymspace'ą, turėjo varyti ir Meškis, bet Meškis po mūsų vakar laivo, kas nežiūrit laivų, visi pažiūrėkit, dažniausiai 9-10 vakarais darom laivą ir po vakar laivo jisai belia kaip susirgo. Jisai į Gymspace'ą nevarys, pasiimsim kitą kartą, o dabar norėčiau pirmą susakyti visą informaciją. Kaip matot, yra padarytos jau maikės, nežinau, ar čia normaliai matosi, tai kas nori, čia parašyta Lukas T, Fotikas, Gang, kas nori prisijungti prie Gango, rašom į PM, nusiperka maikę ir daug kas nori ant maikių parašų, bet aš nenoriu gadinti maikių, tai jeigu kas norėsit, pasakykit, aš pasirašysiu ant tos maikės, bet aš abejoju, reikia ir nežinau, pridėsiu dar ką nors gal prie maikės. Toliau, nemažai žmonių prašo reklamos, drabužių ir panašių dalykų, tai kas norit reklamos ir kažko panašaus, tai rašykit man į Gmailą, yra linkai apačioj. Tai geriausia būtų parašyti Gmailą ir ten susitarsim, ko reikia ir taip toliau. Kitas dalykas, padarėm su Meškiu donatus, kad galėtumėt man donatint, kitaip sakant, paremt mano video, nes reikia mikrofoną ar panašiai, tai galit prie to prisidėti ir visi linkai apačioj galima donatint per PayPalą, per SMS-us, tai irgi gali tą daryti ir visus žmonės, kurie padonatint, sumesim apačioj komentaruose. Dar nemažai žmonių klausia, kodėl į Snapo story nekeliu savo dienos ar kažkokių kitokių dalykų. Tai jeigu pradėčiau aš kelti Instagramą, į Snapo story, Facebook ar visur, tai būtų per daug tų platformų, kur galėčiau viską kelti ir ar būtų įdomu, jeigu Snapą viską nufilmuočiau ir po to vlogą rodyčiau. Ta prasme, jau viską žinotumėt, kas bus. Nieko gero. Dar dėl maikį vienas dalykas, man su dizainu aš pats jį pasidariau, bet man reikėjo perpiešti, kad būtų vektoriniai failai, tai man žiauriai padėjo su tais failais KP Graphics, jie daro motokrosų grafikas ir visi nueinam į UFB puslapį, kam reikia, žinau, kad žiūrit iš motokroso nemažai žmonių iš tos video, tai kam reikia grafikų, nueinam pas juos, užsisakom, geros grafikos, tikrai patariu. O dabar lėkiu to droną vežti, patraukiu snowboardą, nes durys kitaip neatsidaro ir dabar pasiemu droną ir varau į tą mašiną, kur sakiau. Patikrinau, ar viskas viduj. Dabar susidenu viską ir lėkiu, susitiksiu, manau, kai išeisiu iš parduotuvės jau. Tai nežinau dabar, ar girdisi, nes belė koks vėjas laukia, bet mane pavežė iki Akro. Dabar susivedžiau navigaciją iki Promoksos 5 minutės kelio, tai einu su šituo ir susitiksim, man atrodo, kai išeisiu iš parduotuvės, nes abejoju, ar ten filmuosiu. Droną palikau ir gavau va tokį lapelį, kad palikau ir ką palikau. O, vartai atsidaro, žiūrėkit. Vienam žmogui, kur prieš tai daviau, sakė, neapsimoka tvarkyti ir panašiai, o šitie pažiūrėjo, sakė, turbūt nėra, jisai ten baisiai sudaužytas, tai turbūt turėtų sutvarkyti ir nebrangiai. O dabar varau iki Akro, turbūt apsipirk dar drabužių kažką pažiūrėti ir turbūt varysiu namo. Dabar akrelį, kimarinu akrelį. Stovi Jolanta vien žodžiu. Jolantėlė. Linkėjimai Jolantai. Iš Akro nesenai parvariau ir šiandien toks vlogas labiau informacinis, daug ten nefilmau, nes kaip ir sakiau, mane pavežė tas žmogus, kur nelabai jaučiu galėčiau rodyti, kas mane vežė ir dronas bus sutvarkytas arba ne, turėtų man paskambinti, bet sakė, turbūt daug žalos nepridaryta. Dabar varysim su Tomu Gymspace'ą, yra dabar 7:30 vakaro ir toj lėksim jau. Čia jau susimečiau visas Gymspace'o koines, įtvarus ir panašius dalykus, tai opa. Gymspace'e iš tikrųjų buvau ir vakar jau, bet toks dalykas yra, kad norėjau
norėjau išmokti backflipą ant žemės, ne ant batuto, mokiausi ir po vakar žiauriai skauda tą koją, tai šiandien kažko labai nedarysiu, gal kažką šiaip pašokinėsiu, nežinau, nes nenoriu dar labiau dasivaryti ir vakar buvo belekiek žmonių ir visi ten prašė fotkintis ir panašių dalykų, tai net labai normaliai nepašokinėjom, nes pastovi buvo užimti batutai, kas nusifotkin, kas pasifilmuot, kas ką, nors vlogo nefilmavau, bet vis tiek. Kai aš bandžiau Gymspace tą lentą pasiekti, kas matėt video, kad dabar visi tą lentą instruktorius bando pasiekti ir instruktorius vaikai klausinėja, ar mane pažįsta, tai wow. Dar pasiemu skarelę plukams susirišti, nes su kepurė yra nepatogu. Atvarė automas, lėkiu iki mašinos ir šausim į Gymspace'ą. Nes norim varyti, nes 2 valandas, o iki Gymspace'o sudarimo liko maždaug 2 valandas jau, tai reiks biškį paskubėt, man atrodo. Bet turėtume suspėti visur. Įspūdingas liftas, man, visą laiką. Vai, eini, op. Davai. Čia žiūriausia, kai taip atsidaro duris ir žmonės stovi, aš su kamera prieš juos. Tomytis priekį laukia, jisai čia kažkokias machinacijas dabar daro, šias įjungia, sveikas ir lekiam, galva man skauda. Man viskas skauda. Man irgi. Tomytis šiandien trinkiai buvo, aš Gymspace'e nesenai buvau, tai ramu šiandien. Nežinau, ar išsisuksim bandyk. Neband, išversim torą jau. Yra. Prizma, va čia va varom, va čia. Kiek valandų? 19:01. O tai važiuoti iki patį galą? Į patį galą? Jo, į patį galą važiuok ir ten, nes būdo čia, dabar čia. Kas atsirina? Telefonas. Good job. Good job, nigga. Bet neištraukiu. Dabar baisu duris daryt, kad neiškristų. Opa, nėra. Aš tik vėliau primečiau tada, kai tu buvai GoPro laikiklių prisėmęs ir filmavom. Jo. Ir aš editinau video, ar tik su editinės atsiminiau, kad tu turėjai dar GoPro video. Ai, tiksliai, turiu. Nu. Tikimės, kad jisai negali šiandien filmuotis, papilmuoti. Tikimės šiandien, kad pirmadienį ir tokiu laiku tai nebus žmonių. Ne, savaitgalį reikėjo net rezervuotis. Nieko nėra. Labai puiku, nieko nėra, labai puiku. Nusipirkom ir nepataikau. Koinės uždėtos, tas uždėta, butomis rengiasi ir rytoj leksiu. Jo. Vanduo tai karočiai šiltas. O aš tau pasakau, kai mano telefoną Gymspace'e paėmė praeitą kartą. Čia pasidėjau telefoną ten prie batutų ir kažkoks vaikas paėmė, galvoja, pamestas telefonas ir nunešė pas instruktorę. Aš galvoju, pavogė telefoną, visur ieškau. Sakau, kameras galite jungti, tik atsako, blema, kamerų dar čia nėra, tipo. Varom pasidaryti apšilimą. Yra, dabar prasišokinėsim ir varysim gal pafilmuot. Pirmą triuką šiandien karsiu pafilmuosi. Anksčiau nepadarydavau backflipo net, dabar išmokau backflipo iš vietos, tai parodysiu. Lengvai. Žiūrėk, pala. Ir backflipą. Backflipą. Ne. Nu gerai, backflipą dabar. Vieną. Op, čia ir double išautum. Ai, Tomu, frontflipą, filmuoja. Čia. Jo, čia patogiau. Maladėt, almost. Šiaip šitas batutas didesnis yra už kitus, nes jisai skirtas su veikais, tai jisai mažiau atšoka negu tie, bet platesnis. Dai, bandysiu frontflipą su 108, tavarsime niekaip nepadarau, nes kai aš darau, arba nušoku į priekį kur nors, arba į šoną, tai bandysiu. Aik, tuna. Pirmą kartą gyvenime padariau ir nenufilmavo. Bet be kepurės, aš šias tais plaukus tai nekreipiu dėmesio, nes čia su kepurė šiandien buvau ir dabar belekas čia vyksta tais plaukais. Gal dabar nufilmuosi? Belekaip žemai. Vienu žodžiu pažiūrėjau video, iš čia kažkur šoku, nusileidžiu ten ir belekaip žemai ir belekokią nesąmonę. Per anksti įsiverčiu, tiksliau ne per anksti įsiverčiu, o per anksti suktis pradedu, dėl to tokia nesąmonė išeina, tai pasimokysiu dar. Iški pramokau tą frontflipą su 108, tai gal kažką. Nu, geriau. Lukas darys nežinau ką. Backflipą ir bandys sukti, žodžiu, tai tikiuosi, kad padarys. O, yra. Trečią kartą lūžo koja. Kelią kaip nusileidęs, o čia.
Tomas bijo daryti backflipą, tai davai visi laikinam apačioje ir komentuojam, dedam tagą Tomai backflip. Dabar išjungiu kamerą, Tomukas mokysis backflipą, kai jums jau turėtų padaryti, bent jau pabandyti. Lukas nuėjo padėliot vaikam, kad per daug šokinėja į fompitą. Normaliai. Dabar bus pats geriausias combo ever. Niekas tokio nėra padarę. Dabar žiūrėkit, stebėkit, opa, yra. Pūkšt. Čia užšokį veidę žemyn, vėl frontas. Dar ne. Tada ant kaklo pastovi ir pirkit maikės, Lukas. Nesudroštas, tą parduo dar galiu. Jo, šitą dar galim pasirašyti. Geras, šitas geras. Geras? Šitas geras buvo. Pirmą double frontą, tada bandysi double backflipą, nesu padaręs. Tai... Jo, pirmą double frontą ir paskui double backflipą. Yra. Kažką padaryti. Čia. Nu ką, double backflipas. Į fompitą. Wow. Būtum į fompitą. Yra. Ble. Kodėl nepadarė? Reikėjo. Ne, tau tik taip atrodo. Kodėl tu nedarai? Aš žinau, blet, atrodo nepadarysiu. Laisvai. Tai jau 6 kartą būtum padaręs. Kas mane, gerai? Nežinau. Ką čia padarai? Paliekam kitam kartui šitą triuką, nes kelį kažkaip pasitempiu toks jausmas, kaip toks trukės būtų, tai galima būti iki 10, dabar jau yra po 10 kelios minutės, tai išvarom, bet maldėts, belė kaip instruktorius leidžia ilgiau pabūt ir išvarom. Lekiam į Gym Space'ą. Aš esu vlogeris Butomis Media. O, kur mano rakelis? Kad turėčiau tokį žmogų, kad mane filmuotų kaip Olsonas. Tai mokėk šaibų aš galiu. Man užteks kokio štukos eurų mėnesį ir aš... Jo, ir easy. Ir easy, laisvai galiu. Davai. Žiūrė, traukti, ne? What the fuck? Ten mašina. Ten mašina. Nebesvaig, va čia jiem. Nebesvaig, čia atėjom. Pamatysime. Tenai. Žiūrė, iš kiek? Nesporisiu. Ai, nu ne pačiam gale net, va ten. Nu. Ką čia gamina? Pasiemu futiką iš Butomis Media mašinytės ir jisai pametė mane iki namų. Ką, lekiam? Jo, davai. Gerai, davai. Davai, čia nepataikėm. Davai, na, opa. Ir visi subscribinam Butomis Media, va čia matot, va, dabar užrašyta yra. Ir linkas ant pačio ir dabar čia matot. Jisai kūrė su Ferrari's video visokius tam. Gerai, davai. Aš einu dar su kuprinę savo pasiimt. Opa. Tas Gym Space'as ant tiek vargina, kad jūs net neįsivaizduoja. Jeigu nuvarai šiaip pakimarint, tai dar būna gerai. Jeigu pastoji šokinėjai, tai viskas skauda. Opa, dabar mano ta koja, kur buvo sulaužyta, tai ta gelėje, belia kaip gelė. Padedant žemės tokį kaip mėsos gabalai. Nereaguoja koja. Šiam vlogas tai vėl nieko gero, man atrodo. Prastėja vlogai, prastėja, belia kaip. Su Butomi dar buvom apsišopinti, tai dabar įdėjau pizzą kepti ir varysiu pavalgyti. Tai suvalgiau tą pizzą, dabar yra 1 valandą beveik ir kaip bebūtų keista, bet mane ima miegas, nors einu visai rytais, bet paskutiniam dienom kažkaip pradėjau anksčiau eit miegoti ir įpratau dabar kiekvieną dieną pažiūrėti po filmą, tai jaučiu baigiu šiandienos vlogą, varau montuoti video, tada įsijungsiu filmą ir jaučiu miegoti varysiu pagal situaciją. Dėkui visiems, kad žiūrėjot, nepamirštam subscribe mygtuką paspaus būtinai visi, sharint video, rodyt draugam, laikint, sakyt nuomonės apie video ir dar kartą žiūri, dėkui, kad žiūrit video ir susitiksime kitą kartą, davai.